Labas rytas, labą dieną visiems. Tai gerai, tai gal aš tada pratęsiu. Kaip ir minėjo, šiandien vyko tarpinstitucinis pasitarimas. Nacionalinis krizių valdymo centras jį suorganizavo mano prašymu, kad įsivertintume audros padarinius ir situaciją ir kokie darbai šiuo metu vykdomi likviduoti padarinius. Dalyvavo per 40 suinteresuotų institucijų asmenų. Deja, bet situacija šalyje vis dar įtempta. Deja, bet turim ir vieną žuvusįjį, kuris ir norim pareikšti užuojautą jo šeimai ir artimiesiam. Turime ir 3 sužeistuosius asmenis. Ypatingai galbūt komplikuočiausia situacija šiuo metu yra su elektros tiekimu. ESO tikrai ties tuo intensyviai dirba. ESO vadovas pristatys, kiek brigadų yra pasitelkiama situacijos likvidavimui ir sutvarkymui, kad klientai galėtų naudotis ir būtų atstatytas elektros tiekimas. Buvo apžvelgtas platus sektorius valstybės gyvenimo sričių, nuo kelių infrastruktūros, geležinkelių, oro uosto, ryšių. Taip pat kalbėjom apie priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo departamento iškvietimų skaičius ir audros padarinių likvidavimą. Audra iš tikrųjų pademonstravo, kad buvo ir yra negailestinga. Galima buvo palyginti, kad ir ne mes vieni nukentėję esam, bet ir Latvijos kaimynai taip pat patyrė stiprių padarinių. Buvo paveiktos kaip pagrindė elektros tiekimo sistemos, bet ir kiti sektoriai. Gavau patikinimą, kad visos institucijos telkia deramą dėmesį ir darbuotojus ir dirba neskaičiuodami darbo valandų. Pasitelkiami ir išorės rangovai, stengiantis likviduoti situaciją kaip įmanoma greičiau. Mano pagrindinė žinia buvo visoms institucijoms, kad turim kaip įmanoma greičiau susitvarkyti su audros padariniais, neskaičiuodami nei laiko, nei žmogiškųjų resursų, nei galimų patirti finansinių išlaidų. Kaip įmanoma greičiau turim susitvarkyti su padariniais. Reiktų pasakyti, kad dalyvavo susitikime ir meteorologai, kurie informavo, kad ir šiandien šiaurinėse šalies dalyse galimas iki 20 metrų per sekundę vėjo gūsiai, todėl, kai kur turbūt, kad tai gali apsunkinti įvairių situacijų sprendimo likvidavimo darbus, ta prasme, kad net ir likviduojantis asmenys mūsų darbuotojai turi paisyti saugumo reikalavimų ir tie vėjo greičiai gali kai kur komplikuoti arba pavėlinti darbų atlikimą operatyvų. Supratau ir iš pasikalbėjimo ir susitikimo, kad darbai vyksta. Turėsim dar vieną pasikalbėjimą jau rytoj. Pažiūrėti, kaip situacija plėtojasi, kaip jinai normalizuojasi. Didžiausias iššūkis, kaip ir minėjau, išlieka tas, kad 220 tūkstančių vartotojų yra šiuo metu patiriantis elektros sutrikimus ir gedimus. Bet ties tuo intensyviai yra dirbama, o turbūt, kad formatas būtų toks, kad aš savo pasisakymą baigiau, pasisakys dar turbūt ESO vadovas ir PAGD atstovas, o tada mielai atsakysim jūsų visus klausimus. Ačiū. Dėkui, premjere. Tai ryšys Šiaurės Lietuvoje pas mane vis dar šiek tiek stringa, buvo atsijungęs trumpam. Tai dabar ESO vadovas Renaldas Radvila. Sveiki, dėkui Gedai. Tai iš tikrųjų, kaip ir minėjo ministras pirmininkas, tai maksimalų sutrikimų skaičių turėjome 268 tūkstančius vakar vakare. 12 valandų besitęsė audra, dėl to buvo apribotos mūsų galimybės šalinti sutrikimus, nes nuo 15 metrų per sekundę negalime keltis su bokšteliais ir dirbti su oro linijomis. Šiuo metu turime apie 220 tūkstančių klientų, kurie vis dar yra be elektros energijos ir laukuose šiandieną dirba daugiau negu 600 žmonių, 260 brigadų, taip pat pasitelktas didelis dispečerių kiekis. Bendrai per visą organizaciją turime virš 1000 žmonių, kurie yra įtraukti į sutrikimų šalinimą, vyksta
tinklo įvertinimas, vyksta tai vadinama defektacija ir žiūrime, kokios yra padarytos žalos, tam, kad galėtumėm suprioritizuoti ir organizuoti tinklo atstatymą. Paskutiniais duomenimis daugiau negu 100 generatorių jau šiandieną yra iš mūsų iškeliavę į savivaldybės. Primenu, kad po paskutinės audros mes turime projektą, kur nusipirkę virš 200 generatorių ir savivaldybių užsakymais juos pristatome, tai šiandieną savivaldybės jau naudojasi iš to funkcionalumu ir išsusakinėja ir mes juos vežame į vietą. Šiandieną tikimės, kadangi audra pagal pirminius vertinimus yra didesnė negu buvusi 24 metais, tai šiandieną tikimės turėti preliminarius įvertinimus, kiek gali užtrukti viso tinklo atstatymas, o atstatymo darbai yra numatyti pagal tinklo parametrus, tai reiškia nuo stambiausių linijų ir tada atitinkamai pagal kritinę infrastruktūrą ir daugiausiai pajungtų klientų. Tai tiek trumpai. Būsiu pasiruošęs atsakyti klausimus. Dėkui ir dar turime kartu Saulius Tamulevičius, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas. Tai laba diena, aš trumpai irgi apžvelgsiu praėjusios paros irgi situaciją. Tai pradėsiu nuo bendrojo pagalbos centro veiklos. Tai praėjusią parą sulaukėme 24 427 skambučių. Tai beveik 5 kartus daugiau nei įprastą dieną. Įprastai mes sulaukėme apie 5 000 ir 3 kartus daugiau nei ankstesnėmis didžiausios srauto dienomis istorijoje. Tai naujų metų išvakarės ar šventimai, ar ta pati karo pradžia Ukrainoje. Tai tikrai skaičius ženkliai išaugęs. Piko metu sulaukdavom irgi 14 skambučių per sekundę. Mes irgi įvertinę sinoptikų prognozes padidinome bendrojo pagalbos centro darbuotojų skaičių iki 30%. Vidutinis atsiliepimo laikas 58 sekundės buvo. 42% skambučių atsiliepta greičiau nei per 8 sekundės. Ilgiausias laikas laukimo buvo pačiu piko metu, kuris buvo nuo 16 iki 18 valandos 4 minutės 22 sekundės. Ir tikrai norime pasidžiaugti, kad mūsų bendrojo pagalbos centro sistema atlaikė tą skambučių srautą piko metu. Tikrai buvo atsiliepta į didžiąją dalį skambinusių skambučius. Kur mes dažniausiai vykome, tai praėjusią parą 1800 kartų gavome iškvietimų dėl šalinti nuvirtusių medžių. Tai tikrai tas skaičius yra ženkliai didesnis nei įprastomis dienomis. Nemaža dalis buvo nuvirtusių medžių ant automobilių, pastatų, ant laidų. Nukentėjo, kaip ir buvo paminėta, vienas žmogus žuvo, dar buvo keletas irgi sužeistų. Didžiausias pranešimų skaičius buvo iš Kauno regiono, beveik 500, toliau seka Vilnius, Utena. Savo pajėgumais ir šiandien dar tvarkome tuos padarinius, irgi tikrai jaučiame ir matome tą padidėjusį skambučių skaičių neįprastą dieną. Taigi mes irgi pasirengę, esame pasiruošę reaguoti į gaunamus pranešimus. Ačiū, tai dabar metas žiniasklaidos klausimams, jei galima prisistatykite ir pasakykite, kam adresuojamas klausimas. Sveiki, Donatas Brimeris, TV3 žinios. Ar girdit? Girdim. Premjerė, sveiki. Gal galėtumėt papasakot, kur pats buvot per tą audrą, ką matėt aplinkui, ar kokius patyrėt nuostolius? Tai nuostoliai yra tokie, kad dingusi elektra sode, bet pats, kadangi šiandien vykstu į Baltijos kelio minėjimą, jis nėra atšauktas, tai šiuo metu esu Vilniuje Turniškėse, tai čia pakeliui vienas sulūžęs medis, lūžusios šakos, bet nieko esmingo, buvo dingusi elektra labai trumpam, bet vėliau jį atsistatė. Šiandien vyksiu į Kupiškį, į Baltijos kelio minėjimo šventę. Kol kas bent informacijos nebuvo jokios, kad tai būtų atšaukta, todėl matysiu važiuodamas į Kupiškį ir dėl to ir atvykau į Vilnių, kad būt pasiruošus šventiniam minėjimui. Tai matysiu situaciją, kaip sakant, pakeliui kaip minimum, bet tą informaciją apie situaciją šalies vadovai gauna turbūt intervalais vos ne kas valandą. Todėl esam gerai informuoti, o šiandien pasikalbėjimo turinys ir esmė buvo pasidaryti tą, kaip sakant, monitoringą, kokioje vietoje mes esam,
pasiklausti ir išsiaiškinti, ar reikia kažkam pagalbos, nes tai yra bendras mūsų visų uždavinys, kaip įmanoma greičiau likviduoti padarinius. Ir, na, kaip sakyt, periodiškai pasitikrinti, kaip mums sekasi ir tas artimiausias pasikalbėjimas bus jau rytoj. Kaip manote, ar tų sužalojimų ir tos žūties gal buvo galima išvengti, kas ko nepadarė? Na, skaudus įvykis, iš tikrųjų, dar kartelį noriu išreikšti savo nuoširdžią užuojautą šeimai ir artimiesiems žuvusiojo asmens. Tikiuosi, kad tie 3 sužeistieji, mano žiniomis, gauna tinkamą medicininę pagalbą ir greitai pasveiks. Ar galėjo būti, na, čia taip sudėtinga vertinti, kas galėjo būti ar negalėjo būti, bet galiu tik tai pasakyti, kas yra visuotinai žinoma apie audros situaciją. Visuomenė buvo informuota iš anksto ir spaudoje turbūt buvo pakankamai daug pranešimų ir visi gavo pranešimus į savo mobiliuosius įrenginius. Todėl, na, turėjo turbūt kiekvienas, na, vertinti, kur yra, kaip saugoti savo gyvybę, turtą. Ir, na, dėja, turbūt, kad turim vieną žuvusiai, dėl to tenka apgailestauti. Nežinau visų dar aplinkybių, kaip ten viskas taip susiklostė. Suprantu, žmogus buvo turbūt prie vandens telkinio, bent iš to, kiek skaičiau. Na, ir galbūt nebuvo tinkamai įvertintos audros galimos mirtinos pasekmės. Kaip vertinat bendrojo pagalbos centro veiklą? Daug žmonių skundėsi, kad dėl ligos ir kitų priežasčių negalėjo prisiskambinti ir sulaukti pagalbos. Vat ar jie buvo pasiruošę, ar galima čia kažką tobulinti, kad visi skambinantis prisiskambintų? Na tai Pagdo pavaduotojas pristatė turbūt skaičiais ar ne vidutinį laukimo laiką skambučio, kuris nesiekia minutės, ir ilgiausią fiksuotą laukimą, tai yra virš 4 minučių. Pajėgos prieš audrą buvo padidintos 30% ir sistema nenulūžo, atlaikė, ar jinai galėjo būti išplėsta papildomais pajėgumais. Mes tą turbūt įvertinsim pasibaigus likvidavimo procesui. Ta prasme, grįšim prie klausimo, na, jau retrospektyviai, kas galėjo būti padaryta geriau, nei kad įvyko fakte. Dabar pagrindinis dėmesys yra ne į praeitį nagrinėti, o susitvarkyti situaciją ir pasekmes, padarinius, o tada jau juos susitvarkius, matyt, grįšim prie diskusijos, ar buvo tinkamai pasiruošta audros situacija. Dovilė Lisauskaitė, LRT žinių tarnyba. Premjerė, čia galbūt jums kaip ir buvusiam savivaldybių asociacijos vadovui ir premjerui, nežinau, bent jau Jurbarke kyla sąmyšis dėl to, kad ten turėjo vykti šventė, dalis švenčių ir renginių buvo atšaukta, tačiau dieną įvyko visgi renginys, kuomet buvo atidengtas paminklas, inkaras ant upės kranto ir tame renginyje per lietų buvo priversti dalyvauti ir vaikai. Tai mano klausimas būtų toks: ateičiai bus kažkokie tai, na, rėmai, kada jau tas renginys gali vykti ir kada jau tas renginys dėl saugumo, dėl oro sąlygų jau nebegali vykti. Ir kaip manote, kodėl visgi dar tose savivaldybėse, jūsų galbūt ir kaip buvusiam, kodėl suveikia dar kažkoks toks mechanizmas, kad reikia, nereikia, lyja, nelyja, griaustinis, negriaustinis, bet vis tiek renginį darysi? Na, aš manau, kad čia ir žmonių, ir vietos vadovų sąmoningumo reikalas arba vietos renginių organizatorių sąmoningumo reikalas. Na, mesgi turim atvejų, kada ir Baltijos jūra raudona vėliava, bet yra piliečių, kurie drąsiai su vaikais brenda į jūrą, nors akivaizdu, kad yra identifikuotas aiškus pavojus. Kaip keisti visuomenės požiūrį, pradedant nuo savivaldybių vadovų, švenčių organizatorių. Aš manau, kad yra atvejų ir ne tik Jurbarko, bet berods Akmenėj turėjo vykti miesto šventė, jinai berods mano žiniom buvo atšaukta. Taip kad, na, nėra taip, kad nepaisant perspėjimų visi vis tiek organizavosi, vis tiek kažką tai darė. Dalis turbūt objektyviai saugumo sumetimais atsisakė ir nukėlė įvairius šventinius renginius.
kiti gal buvo drąsesni arba galvojo, kad ta audra juos aplenks ir laiku nepadarė išvadų ir sprendimų. Reiks kalbėtis turbūt su savivaldybių asociacijos vadovais, atstovais, tai yra merais, kad ateityje tokių situacijų nepasikartotų ir visi, jeigu jau perspėjimas atkeliauja, tai reikia jį reaguoti, o ne jį ignoruoti. Tai nes, žinot, šventėm, bet žmonių gyvybė ir saugumas, man atrodo, visą laiką yra prioritetas. Šventės galima perkelti, tai čia nėra pasaulio pabaiga. Jeigu šventė suplanuota, aišku, daug turbūt įdėta pastangų organizuojant jas, bet ne gyventojų saugumo ir sveikatos sąskaita tas turi būti daryta. Tai manau, kad tokią diskusiją bus galima inicijuoti ir manau, kad patys merai jas inicijuos. Sveiki, premjere. Paulius iš BNS naujienų agentūros. Mano 2 klausimai būtų. Ar planuojate siūlyti skelbti ekstremalią situaciją šalies mastu dėl padarinių? Ir ar planuojat gal jau pasitelkta kariuomenė į pagalbą PAGDui ir kitoms institucijoms? Ačiū. Ačiū už klausimą. Kol kas tokio sprendimo neplanuojam. Iš šios dienos pasikalbėjimo ir netgi atviro klausimo, ar nereiktų pasitelkti šaulius, KASPą ar kažkokius papildomus pajėgumus, institucijų vadovai pasakė ir informavo mane, kad kol kas yra susitvarkoma. Situaciją, aišku, stebime ir tai nereiškia, kad jinai negali būti dinamiška ir kisti, bet kol kas poreikio ekstremalios situacijos skelbimų šalies mastu nėra. Ugnė Rakašiūtė, LNK žinios, klausimas Renaldui Radvilai. Kokiuose miestuose daugiausiai žmonių liko be elektros ir kas trukdo pašalinti sutrikimus būtent? Dėkui. Tai iš tikrųjų, galbūt ne miestais, aš regionais pasidalinsiu. Tai Kauno ryto duomenimis Kauno regione mes turime 61 000 klientų, Utenos regione 51, Panevėžio regione 33 000 ir Vilniaus regione 29 000. Tai dėl pašalinimo galbūt aš pradėčiau nuo priežasčių. Tai pagrindinės priežastys yra oro linijos ir virstantis medžiai ir krentančios šakos, kurios pažeidžia laidus, nutraukia juos, išverčia atramas. Tai dėl tai, kas vyks šiandieną, tai vyks detalus pažeidimų masto identifikavimas, tai reiškia atstatymų, kai kur reikės technikos, medžių pašalinimo ir taip toliau. Tai šiandieną visas dėmesys yra į to gedimų identifikavimą. Dėkui. Dar norėjau paklausti, aišku, labai sunku turbūt dabar pasakyti, bet preliminariai gal jau galit pasakyti maždaug kokią žalą audra padarė ir finansiniai, turiu omeny finansinį išraišką šiuo atveju. Nežinau, kam klausimas. Premjerui klausimas, atsiprašau, nepatikslinti. Kol kas žalos masto finansinę išraišką nesam suskaičiavę ir matyt tą darysim, įvertinę ne tik žalos mastą, bet ir atstatymo kainą. Bet šiuo metu, kaip ir minėjau pareigūnam ir vadovam, dabar yra laikas susitvarkyti savo valstybės kiemą įvairia prasme. Ir ESO, ir keliai, ir geležinkeliai, nes ir ten turim situacijų, ir su ryšio bokštais ar baziniam stotim yra situacijų dėl elektros tiekimo. Tai dabar visos pastangos, visi resursai, žmogiškieji, finansiniai yra orientuoti į padarinių šalinimą. Vėliau jau, kaip sakyti, sąskaitos bus suvestos ir žalos mastai bus apskaičiuoti ir pateikti visuomeniai. Dabar matyt, kad tas klausimas žalos masto vertinimo, jis neabejotinai, aišku, didelis, bet prioritetas yra koncentruotis į savo laikį ir kaip įmanoma skubų padarinių likvidavimą, ypatingai kalbant apie ESO. Mes prioriteto matom kaip įmanoma greitesniam vartotojų elektros tiekimo atstatymui. Čia yra prioritetas numeris turbūt 1 iš to padarinių masto, ką mes turim. Ir žinoma, kad tai užtruks, tai kainuos, bet valstybei ši našta tikrai yra pakeliama. Dėkui. Ar dar yra norinčių paklausti? Taip, dar norėčiau ugniagesių atstovo
Taip, klausimai. Sveiki, Donatas Brimeris, TV3. Gal detalizuokit, kokią žalą žmonių ar įmonių turtui, ką audra dar be elektros tinklų, ką pažeidė, koks tas mastas? Minėjau irgi savo pasisakymę, tai virstantis medžiai apgadino transporto priemonės, apgadino pastatus, elektrą, ir kaip buvo paminėta irgi žmonės. Tai skaičiais, kaip pavyzdys, 93 apgadinti automobiliai atvejai, 93 pastatai irgi atvejai, kurie buvo užfiksuoti, 45 ant elektros stulpų ar laidų, taip pat tie patys 4 žmonės, kurie buvo paminėti. Ar pastatams žala čia stogai, ar gal yra visiškai sugriautų, kokių dramatiškiausių atvejų? Pagrinde yra stogai, kad visiškai sugriautų nėra, netgi irgi mūsų pasitarimo metu paminėjau, kad Biržų savivaldybės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vienos komandos pastatas nukentėjo, tai visiškai nuneštas stogas, netgi dirbti ugniagesiai gelbėtojai šiandieną negali. Tai pagrinde toksai sugadinimų mastas ir būtų, pagrinde stogai. Dar gal eso atstovas galėtų pasakyti, kada elektros tiekimą visiems gyventojams atstatysite? Ja, tai aš kaip minėjau, mūsų preliminariais vertinimais mes audrą turime didesnę negu įvykusią prieš 2 metus. Ir šiandieną po pilno gedimų įvertinimo ir jų identifikavimo komunikuosime apie tai, kada planuojame atstatyti ir kokie yra terminai. Atsimenu, anksčiau buvo audrų, eso padėjo žmonėms generatorius įsigyti, kokie dėl generatorių situacija šiemet, ką planuojat? Jo, tai šiandieną mes turime savo generatorių parką, kurie taip yra vadinami didieji ir skirti tinklo atstatymui. Tai po įsivertinimo žiūrėsime, kur galime juos pastatyti ir statysime, ar tai galbūt mūsų, arba galbūt netgi kitų infrastruktūros tiekėjų ir valdytojų atsakomybėje. O ką šiandieną darome, tai ką ir minėjau pradžioje, tai šiandieną virš 100 mažųjų generatorių jau yra iškeliavę į savivaldybės. Tai Zarasai, Kaišiadorys, Kauno rajonas, dar vienas berods kažkoks buvo. Ir toliau renkam poreikį iš savivaldybių, tai jeigu tik tai jie turi poreikį, duoda mums signalą ir mes per porą valandų pristatome generatorius jiems į savivaldybę, pristatome seniūnams ir jie tada atsiduria pas tos žmonės, kuriems jų labiausiai reikia. Ar tai būtų gyvybės palaikymo įranga, ar tiesiog vieniši ir reikalingi pagalbos žmonės. Dar gal galima būtų grįžti prie ugniagesių dėl žuvusių ir sužeistųjų, daugiau aplinkybių papasakot, kas ten Troškūnuose nutiko ir kur sužeisti ir kokiam aplinkybėm žmonės. Tai kaip ir buvo minėta, tai vienas žuvęs žmogus yra Anykščių rajone, tai žvejojo, virsdamas medis jį panardino į vandens telkinį, ko pasekoje žmogus kaip paskendo, išlaisvintas, bet buvo konstatuota mirtis jo. Taip pat vienas žmogus Kauno mieste buvo irgi sužalotas, parke ant moters nuvirto medis. 2 žmonės Kėdainių rajone ant automobilio užvirto, irgi 2 žmonės buvo prispausti, išlaisvinti. Ir vienas Zarasų rajone, tai važiuodamas dviračiu irgi žmogus kliudė nuvirtusį medį, pats, bet be sąmonės, bet nukentėjusysis po tam tikro laiko atsigavo ir pasišalino. Tai visi tokie atvejai, vienas tik tais mirtinas, o 4 atvejai, kurie buvo sužaloti, bet žmonės stipriai nenukentėjo. Tas mirtinas atvejis, ar ten tvenkinys viešas, privatus, ką ten žinot? Tokios informacijos negalėčiau pasakyti, ar ten viešas ar koks, bet esmė tame, kad žvejys žvejojo ant kranto. Jūsų manymu, ar čia patys žmonės neatsargus buvo, kad tos nelaimės įvyko? Negalėčiau sakyti, kad ir žmonės, ir čia situacija, jeigu ant važiuojančio užvirto, tai tu neapsisaugosi niekur, ir ten ant kranto žvejojant, kas galėjo pasakyti ir kas galėjo tikėtis, kad tas medis nuvirstų. Tai čia gamta. Tai kolegos, nelaikykim gal visų dalyvių, labai prasidėjo detalūs klausimai, tikrai bus galimybė pakomentuoti, bet kreipkitės į atskiras tarnybas. Dabar, kaip ir minėta, įvyko pirmas tarp institucinis pasitarimas, tarnybos darbuose situacija stebima ir suorganizuosim vėliau bendrą taip pat, jeigu bus poreikis, pakomentavimą.
Tai viskas, gal galim tada atsisveikinti iki kito karto.